Sveiki, šiandien mes su jumis montuosime rozetę, parodysiu paprasčiausią kelią, kaip tai padaryti. Pradėkime nuo įrankių. Mums bus reikalingas suktuvas, tada, kad galima būtų atpjauti laidą įrankis, nuimti izoliaciją, toksai įrankis, kad būtų lengviau įkišti laidą ir atsuktuvas. Galima bus naudotis jo pagalba arba suktuvo. Tada bus reikalinga rozetė ir rėmelis. O taip pat mes su jumis turime ir visą lagaminą su visais reikalingais įrankiais. Ta prasme, čia bus vagos sujungimai ir papildomų įrankių, jeigu prireiks. Taip pat mes turime čia varžtus. Nes dažniausiai, kai mes turime komplektą dėžutę varžtą, jisai labai trumpas ir iš viso labai prastas. Mes paprasčiausiai jį išsuksim ir montuosime naujus. Jeigu šį video žiūrės paprastas žmogus, kuris nežino, kaip sumontuoti rozetę, bus naudinga pasiimti paprastą gulšiuką, nes turbūt kiekvienas pas save namie turi tokį įrankį. Ir šiais laikais, aš manau, net ir paprastą lazerinį nivelyrą, kad rozetę sumontuoti lygiai ir horizontaliai. Šiandien mes su jumis montuosime viengovą rozetę, tai papildomo kažkokio tai kabelio neprireiks. Kitas vaizdo įrašas bus, kai mes montuosime dvi ir daugiau rozetės, ten dar prireiktų ir kabelio. Skersmuo šio kabelio negali būti 1,5, nes daleiskim čia rankose aš turiu 3 ant 2,5. Tokį galima naudoti mūsų rozetėse, kad sujungti, kilpuoti viską. O laidą 3 ant 1,5 naudoti rozetėms negalima. O taip pat būtina turėti pirštinės, jeigu jūs montuosite tik tai vieną rozetę. Jeigu paprasčiausiai jūs specialistas ir grinai montuojate vien elektrą, jums prireiktų būtinai profesionalių pirštinių, kad negaišti laiko, važiuoti kiekvieną kartą į parduotuvę, o taip pat ir keisti tos pirštinės kiekvieną dieną. Pirmas žingsnis. Mums reikia patikrinti, ar turime srovės ant mūsų laidų. Kaip tai padaryti? Tam, kad patikrinti, ar mes turime srovės, yra tokių specialių įrankių. Galima pasiimti paprastą testerį. Aš jums toj parodysiu, kaip veikia kiekvienas įrankis. Šios du įrankius mes su jumis galime naudotis ir su pirštinėm. Bet atsuktuvas testeris taip neveikia. Mums būtinai reikės numauti pirštinės. Dabar pasižiūrėkime, kaip veikia šitie du įrankiai. Štai šitas man daugiausiai patinka, su juo naudotis labai lengva. Paspaudžiam mygtuką ir mes čia turime raudonos šviesos diodą. Prisiglaudžiam prie laido, jis iškart pradeda skleisti garsą ir mirksi. Mes matom, kad tikrai čia yra įtampa. Tada šis įrankis. Iškart irgi prisilietus mes turime garsą ir šviesos diodas šviečia, o taip pat mes galim paliesti šį laidą ir matysime raudonos šviesos diodą, kad jisai šviečia. O testeris, kaip matot, jisai, kai užmautos pirštinės, paprasčiausiai neveikia. Tai kad patikrinti įtampą, jeigu jūs neturite vagos sujungimą, kaip pas mus ant laido, tai paprasčiausiai reikia prisiliesti prie pačio laido ir tikrai pamatysite, ar yra įtampa ar ne. Mūsų pavyzdys, mes jame turime vagos sujungimą. Jeigu pas jūs toksai variantas kaip ir pas mane, jūs turite tokią skylutę, čia kontroliuoju tą vietą, kur galima pakontroliuoti, ar mes turime įtampą ar ne. Čia paprasčiausiai irgi yra metalas, prie jo prisiliečiam ir žiūrim. O tikriausiai 100% jūs turėsite štai tokį variantą. Ir negalima nuimti izoliaciją, kad paprasčiausiai netrenktų elektrą. Jūs tik tai turite porą būdų, kaip ir rodžiau. Jeigu nuimta izoliacija ant mūsų laido, mes galėsime patikrinti ir su atsuktuvų testeriu. Dabar ką daryti, jeigu įtampa yra, Jeigu įtampos nėra, tai viskas ir paprasta, tada kaip ir klausimų nėra. Bet jeigu vdruk turite įtampą, ką daryti? Kiekvienas būtas, namas turi elektros skydą. Mums reikia jį surasti. Daleiskim, čia senos statybos, sovietinių laikų blokinis namas, mums reikia išeiti į laiptinę ir mes ten matysime saugiklius. Suradus reikalingą saugiklį, mes jį būtinai išjungiam. Dar kartą apsižiūrim, ar dingo įtampa. Tada vėl įjungime testerį ir kontroliuojam. Ne, matote, elektros nėra. Galim nuimti šitą vagos sujungimą ir pasižiūrim tiesiai prie laidų.
Jeigu norėsite įsitikinti su testeriu, tai taip ir bandykite. Mes su jumis matome, kad įtampos nėra. Kad nuimti izoliaciją, jūs, aišku, galėsite pasiimti peiliuką ir pradėti nuiminėti izoliaciją. Ne, taip daryti negalima. Jeigu jau ir taip darote, vis tiek reikia užsidėti pirštinius, kad paprasčiausiai nesusipjautume savo pirštą. Vis tiek, taip daryti negalima. Parodysiu kodėl. Nes kai mes pjausim šitą pagrindinę izoliaciją, štai čia matot. Ir tada kokių įrankių prireiks? Galima turėti štai tokį paprastą įrankį, labai puikiai susitvarko su izoliacijos nuėmimu. Štai toksai labai paprastas įrankis. Man labai patinka štai šis įrankis. Siūlau pasižiūrėti, kaip tai daroma. Mes įkišam laidą, spaudžiam į apačią ir paprasčiausiai traukiam mūsų laidą. Ir pasižiūrėkite, viskas gražiai įsipjauna. Štai mes turime tokį variantą ir čia du laidai. Dažniausiai ateina vienas laidas, jūs galite paprasčiausiai jungti šios laidus prie rozetės ir viskas. Bet ką daryti, jeigu du laidai? Čia reiškia, kad vienas laidas ateina įtampos laidas 220, o kitas nueina prie kitos rozetės, paprasčiausiai kilpojama. Tai dabar mums reikia nuimti pilnai šitą izoliaciją, o tada mes šios laidus ir patrumpinsim. Jeigu jau taip, nuimta tą izoliaciją, paprasčiausiai nuimkime daugiau ir su peiliuku labai atsargiai atsipjaunam. Jeigu toksai variantas kaip čia, mes paprasčiausiai viską galim įgilinti. Aš jums siūlau matuoti paprastai, pridėkite ranką, kad būtų keturi pirštai ir viskas, ir pjaunam. Galim po 3, ne? Paprasčiausias būdas štai taip. Po 3. Geras variantas. Dabar mums reikia nuimti šitą izoliaciją. Kaip tai daroma? Vėl pasiimkime peiliuką, bet taip daryti negalima. Atsiminkite, taip daryti negalima. Kodėl? Nes kai mes nuiminėsime izoliaciją, jeigu labai stipriai prasipjausime šioje vietoje kažkiek tai ir tą laidą, ne, tai jau turėsime ne 2,5, o mažiau. Tai su peiliuku daryti negalima. Kad nuimti izoliaciją mes galim pasinaudoti ir šio įrankio pagalba, bet jų yra daugiau. Čia matote, viskas užrašyta, mūsų laidai 2,5, paprasčiausiai įkišime ten, į tą skylę, kur mums ir reikia. Kiek nuiminėti tos izoliacijos? Aš tai siūlau kažkur tai nuo 1 como iki 1,5. 1,5 daugiausiai. Geriausia 1 comas, to tikrai užtenka, kad sumontuoti rozetę, kad būtų geras sujungimas. Dabar aptarkime, ką reiškia laidų spalvos. Tai geltonas su žaliu yra įžeminimo laidas, tada nulinis ir laidas su įtampa. Fazinis. Pradėkime nuo įžeminimo. Gerai, statom. Po kairę mes montuojame laidą su įtampa. Dabar jisai be įtampos. Fazinį laidą. Ir nulinį laidą. Kad įkišti visus laidus, aš siūlau pasidaryti štai taip. Kad laidams paprasčiausiai būtų vietos dėžutėje. Ir įsistatom. Paimkime tos varžtus. Kad sumontuoti mūsų rozetę lygiai horizontaliai, mes galime pasinaudoti štai tokiu gulšiuku. Aišku, jisai nepatogus, labai didelis. Jį pridėti prie sienos, jeigu ir siena jau uždažyta, aišku, blogas variantas. Geriausias variantas tai būtų lazerinis nivelyras, arba net pridėsiu nuorodą, kokį gulšiuką galima nupirkti, kuris variantas grinai skirtas rozečių montavimui.
Šiandien štai toksai lazerinis nivelyras tikrai mums pravers. O jeigu vdruk prireiks varžto, mes turime įvairių. Mes su jumis turime tokių įvairių variantų. Dažniausiai šis variantas bus reikalingas, kur sumontuotos plytelės, ne? Jisai toksai gana ilgas. Dažniausiai irgi naudoju štai šį variantą, nes nemėgstu ten žaisti, po 100 kartų ten sukti kažkokią tai varžtą. Taip, sumontuojam, prisukame. Būtinai nepamirštame sumontuoti lazerinį nivelyrą, kad rozetė nebūtų sumontuota kreivai. Nes grinai, jeigu iš akies, tai aišku taip jums neišeis sumontuoti labai gražiai. Labai tiksliai, tai pasakykime. Gerai prisukame. O tada reikia užsukti ir šios varžtus. Kad pats mechanizmas pačioje rozetėje irgi būtų gerai pritvirtintas. Ir žiūrim, jeigu viskas gerai, reikia pasižiūrėti dabar laidų sujungimas, kad irgi būtų idealus. Pasiimkime atsuktuvą kryžminį ir gerai užspaudžiam. Bet ne taip, kad iš visos jėgos, kad prasukti tą varžtą. Labai svarbu, kad sujungimas būtų labai geras. O tada dėkime patį rėmelį. Dabar mums lieka įjungti saugiklį ir viską patikrinti. Labai svarbus momentas, reikia patikrinti kiekvieną rozetę, ar viskas veikia. Statybų aikštelėje tai padaryti labai paprasta. Pasiimkime bet kokį įrankį. Rankose turiu laidą nuo siurblio ir mes paprasčiausiai pabandysime jį įjungti. Tiks ir paprasčiausias pakrovėjas, arba jūs turite radiją ir taip toliau. Patikrinkime. Dabar jūs savarankiškai galėsite sumontuoti rozetę ir tai galėsite atlikti teisingai. Jeigu patiko šis vaizdo įrašas, būtinai palaikykite mūsų po tiktuku, o taip pat galite prasinumeruoti šio kanalo, kad gauti dar daugiau naudingos informacijos iš mūsų. Kitame vaizdo įraše mes su jumis pasidalinsime, kaip prijungti 2 ar net ir 3 rozetės, daleiskim, jeigu pas jūs visas blokas 5 rozečių, kaip tai padaryti teisingai. O su jumis šiandien buvau aš, Ruslanas, kai visada noriu palinkėti būtent jums labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos ir siūlau nepraleisti kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso, čiau, iki.